Išlaikei medžioklės egzaminą? Kas toliau? Eime į Volit parduotuvę išsirinkti tinkamą įrangą naujam medžiotojui. Pirmas žingsnis – išsirinkti tinkamą graižtvinį šautuvą. Paklausite, kodėl būtent graižtvinį, o ne lygiavamzdį? Juk lygiavamzdžiais medžiojo mūsų tėvai ir seneliai, ogi todėl, kad būtent graižtviniu šautuvu galite medžioti iš tolimesnių atstumų ir tai yra privalumas, kai medžiojate stambesnius žvėris. Pirmas dalykas, į ką būtina atkreipti dėmesį, tai ginklo kalibras. Kalibras tai tarsi ginklo širdis. Jis nulemia šūvio galią, trajektoriją, ir žinoma pačio ginklo kainą. Pavyzdžiui, 223 Remington. Šovinys skirtas smulkiai faunai, tačiau jeigu norėtumėte medžioti briedžių, šernus ar elnius, reiktų pasirinkti galingesnį kalibrą. Galingesnį kalibrą 300 Win Magnum. Šis kalibras turėtų savo darbą atlikti geriausiai. Na gal, bet jie yra brangesni, todėl gali smarkiai paploninti jūsų piniginę. Dėl geriausio kainos ir kokybės santykio pradedantiems medžiotojams rekomenduoju 308 Winchester. Tai tikras darbinis arklys tinkantis tiek stirnoms, tiek šernams, tiek kitiems stambiesiems kanopiniams žvėrims. Kalibrą jau turime, kas toliau, o dabar išsirinkime tinkamą ginklo buožę. Tai tikras ginklo kostiumas. Ji gali būti medinė, kuri tikrai atrodys klasiškai bei elegantiškai, tačiau pareikalaus daugiau jūsų priežiūros. Buožė taip pat gali būti karboninė. Ji bus lengvesnė, atsparesnė drėgmei ir smūgiams ir puikiai tiks mūsų lietuviškiams orams. Kai kurie ginklai turi reguliuojamas pažandės arba buožės ilgį. Tai ypač svarbu, kad ginklas prisitaikytų prie jūsų veido anatomijos ir jums būtų patogu taikytis. Kai jau nusprendėte, kokios buožės norite, eikime prie vamzdžio. Jis gali būti anglinio plieno arba nerūdijančio plieno, kuris bus atsparesnis korozijai. Na arba pavyzdžiui su kerakotė danga. Tai puikus pasirinkimas tiems, kurie nori, kad ginklas tarnautų ilgai, atrodytų puikiai ir reikalautų mažiau priežiūros. Šiomis dienomis ypač aktualu ginklo sriegis. Jis reikalingas uždėti garso slopintuvą arba kompensatorių. Su moderniu garso slopintuvu jūsų ausis nepatirs jokios žalos, todėl rekomenduoju ginklą rinktis jau su sriegiu arba sriegį pasidaryti pas ginklininką. Jeigu mes imam su pikatinį plankutę ginklą, tai tu tada turi labai platų spektrą pasirinkimo laikiklių. Jie ten gali būti greito nuėmimo, gali būti negreito nuėmimo laikikliai, reiškia stacionariai užveržiami ir naudojamasi žodžiu. Čia pagal poreikį. O jeigu mes renkamės prizminę plankutę, tai jinai atitinkamai vėl pagal modelį ir pagal tą jau plankutę būna tada laikiklio pagrindai montavimui optinio taikiklio. Tai tu tada turi tą tokį siauresnį, sakykime, pasirinkimą. Tu tiesiog naudoji originalius laikiklius. Tiesiog jeigu tu nenori apsisunkinti savęs komplektacijos, reiškia, procese visam, kada tu komplektuoji pilną visą visumą darai, ginklas, laikikliai, optinis taikiklis, tai tada tik ir reikia rinktis gamyklinius laikiklius. O jeigu yra poreikis daugiau tokio universalumo ir noro manipuliuoti, sakykime, optinis taikiklis, dieninis, naktinio matymo optinis taikiklis, kada galima, kada negalima, tada pirkėjas turi didesnį pasirinkimo spektrą. Ačiū Žilvinai. Tam, kad palengvinčiau jūsų pasirinkimą, parašiau 3 skirtingus modelius iš Volit asortimento. Vienas iš jų tai Tikka T3 Lite. Jeigu vertinate ergonomiškumą, lengvumą ir manevringumą, šis ginklas tobulai tiks jūsų medžioklėms. Nerūdijančio plieno kanaliuotas vamzdis bei 308 Winchester kalibras puikiai tiks pradedančiam medžiotojui. Jeigu esate klasikos ir tradicijų gerbėjas, jums puikiai tiks Tikka T3 Hunter. Jo medinė buožė suteikia šiam ginklui solidumo ir elegancijos. Šis ginklas bus puikus pasirinkimas vertinantiems natūralias medžiagas. O dabar mano favoritas, tai yra Sako S20 Hunter. Jis pasižymi moderniu dizainu ir turi daug privalumų. Vienas iš jų 2 pakopų nuleistukas.
Šio ginklo vamzdis yra padengtas kerakotė danga, kuri apsaugo jį nuo neigiamo aplinkos poveikio, todėl šis ginklas jums tarnaus ilgai. Na, dabar jūs tik pasižiūrėkite, kokia buožė, išskirtinis dizainas, ergonomija, o svarbiausia – vertikali rankena, kuri jūsų šūvį padarys dar tikslesnį. Aš savo ginklą jau išsirinkau, o tu savojo gali ieškoti Volit parduotuvėse. Tikiuosi, kad šis video tau padėjo daugiau sužinoti prieš pradedant išsirinkti savo pirmąjį ginklą. Na, o dabar susitikime kitose video, kur aptarsime kitus būtinus dalykus naujam, ką tik iškeptam medžiotojui. Ate! Volit, viskas vienoje vietoje.